Coca-Colos. Draugai, pasakykite, Pavelas iš Panevėžio. Sveikas, serė. Sveikas, Pavelai, nusiteikęs, matau, kovingai, nes atvykai į juoko kovas, kur reikia kovoti, reikia drėbti į mūsų humorą, kad mes apsiprausę mokėtume pinigus. Ką čia be pridursi, taip. Nuostabų žodžiai. Vis tiek, dabar jau pavasaris, prabėgo tas greitai laikas. Ko prisirinkai internete naujo? Kodėl internete? Iškart mane nuvertinant, kodėl negalvojat, kad aš pats kuriu, tarkim, paukštį? Ne visi nuvertinant. O tu pats kuri? Čia tik tai jisai kalbėjo. Pats kuri? Ne, aš tik šiaip šneku, nežinau, čia komercinė paslaptis. Ne, pats kuri iš tikrųjų? Kai kuriuos taip, kai kuriuos su pagalba, jo. Tu žmogus su humoro jausmu. Mes važiuojam! Taip, važiuojam! Baigs purdėti. Ne, nevažiuojam. Ne, važiuojam. Pavelai, ar tu pasiruošęs? Taip, aš pasiruošęs. Publika, ar mes pasiruošę? Pavelas iš Panevėžio! Aš šiandien noriu su jumis pakalbėti apie gyvenimo džiaugsmus. Taigi, kas yra gyvenimo džiaugsmai? Vienas iš gyvenimo džiaugsmų yra vaikai. Ar ne? Jie sudaro mums begalę problemų, tačiau jie suteikia tiek daug džiaugsmo ir laimės, kad visą tai atperka problemas, ar ne? Ir keletą tokių pastebėjimų apie vaikus. Berniukas 3 savaitės lankė karatė, susidūrė kieme su chuliganais ir 3 savaitės nelankė karatė. Mergaitė su prasta kraujo apytaka, kai meluoja, neraudonuoja. Mažas berniukas atsėdo ant kaktuso ir netyčia parašė filmo Zero scenarijų. Berniukas su labai vešliais antakiais gerai mato tik tada, kai stovi prieš ventiliatorių. Sakant greitą kalbę, pradinukui susikupė daug seilių, susipynė liežuvis ir galingus pjūvis išmušė mokytojui į akį. Anūkas, leidžiantis vasarą pas močiutę, moka matuoti spaudimą geriau nei ligoninės vyrgydytojas. Kęstutis taip gerai pasveikina savo klasiokę Rugilę su Rugsėjo 1, kad gegužės 25 Rugilė pasveikina Kęstutis su tėvo diena. Kai sūnus paprašė mamą sutepti jam į mokyklą 15 sumuštinių, mama suprato, kad sūnus grįždamas namo atsiduoda nelaužo dūmais. Berniukas iš labai neturtingos šeimos taip niekada ir nesužinojo, kad turi alergiją juodiesiams ikrams. Berniukas ilgu kaklu niekada nesiruošė kontroliniam darbui. Donatas paliko pamoką ir taip stipriai trenkė durimis, kad pamoką paliko ir jo klasiokas sėdėjęs ant palangės. Rokas Žilinskas, jau būdamas mažas, į mokyklą mėgdavo eiti pro galinį įėjimą. Jis tytė išsirbė kambaris, paklojo lovą, išplovė indus ir net parašė namų darbas, bet mama vis tiek pastebėjo, kad jį neš čia. Taip, važiuojam toliau. Dabar uždaviniai, kurie yra pateikiami vaikams mokykloje, yra visiškai neteisingi, visiškai nepraktiški, jų gyvenimą nepritaikys. Todėl aš sukūriau savo, kokie turėtų būti uždaviniai mokyklose. Osvaldas per dieną surūko 2 pakelius cigarečių, o perka tik 1 pakelį. Klausimas, kiek žmonių nemėgsta Osvaldo? Sveikinimų koncerto vedėja uždirba 2000 litų per mėnesį, o prostitutė Zuzana 5000 litų per mėnesį. Klausimas, kas iš jų geriau dirba burną? Į baseiną įteka 400 litrų vandens, o iš baseino išteka 410 litrų vandens. Klausimas, besimaudantis turi sąžinę? Lina parkuojasi atbulomis automobilių aikštelėje 1 km per valandą greičiu. Netrukus jį įsirėžė į šalia stovintį automobilį. Klausimas, kaip? Edgaras pajėgus mylėtis 2 minutės. O Gintarė nori, kad seksas truktų 20 minučių. Klausimas, kiek turi uždirbti Edgaras, kad Gintarė į šią smulkmenėlę nekreiptų dėmesio? Pas pensininką Zigmą erekcija ateina 1 kartą į mėnesį. Paštininkas ateina pas Zigmą irgi 1 kartą į mėnesį. Klausimas, kas bus su paštininku, jei jis ateis tuo pat metu, kai Zigmą aplanko erekcija? Antanas mylisi 4 kartus per mėnesį, o jo žmona 15 kartų per mėnesį. Klausimas, kiek kartų per mėnesį Antanas dirba naktinėje pamainoje?
Man tas puikus advokatas, o Tomas labai geras boksininkas. Klausimas, kuris iš jų geriau moka įtikinti. Sūnus parodė tėčiui porno saitą internete, kuriame viskas nemokamai. Klausimas, kiek laiko vaiko mama neturės ką papasakoti draugiam. Tadas ant žmonos per mėnesį išleidžia 5000 litų, o Andrius ant savo žmonos neišleidžia nei cento. Klausimas, kuri iš jų turi kabės, kryvas kojas ir didelius ūsus. Taip. Pagimdys. Tęsime temą apie gyvenimo džiaugsmus. O ką? Ir dar vienas iš gyvenimo džiaugsmų yra, kas be ko vyrai, ar ne? Nu, moteris galbūt supyks, galvos čia neteisingai priskyrių, reikėjo prie vaikų vyrus priskinti, bet tai yra skirtumas, ilgesnės kelnes reikia siūti. Ir apie vyrus keletą pastebėjimų tokių, jo. Žvejybos klubo nariai vienas kitą pažįsta ir iš anoniminių alkoholikų klubo. Vyras turintis didelį pasididžiavimą lietpaltį naudoja ne tik nuo lietaus slėptis. Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Reketuojamas verslininkas, kuris buvo prirakintas prie radiatoriaus, pirmas sužinojo apie šildymo sezono pradžią. Į darbą atėjo labai negraži sekretorė ir direktorius nusirito iki to, kad pradėjo mylėti su savo žmona. Kai vienas iš namo gyventojų pamatė, kad vagis bando nuvaryti jo kaimyno mašiną, jis nepasimetė, išbėgo į lauką ir jis parkavo laisvoje vietoje. Policininkas išgelbėjo moterį nuo išprievartavimo, uždengdamas ją savo kūnu. 70-metis nekaltas Kazys atėjo pas kaimynę pakeisti lemputės ir pateisino patarlę geriau vėliau negu niekada. Impotentui iš Balbieriškio kažkodėl nepatinka daina Stovi malūnas prie kelio. Vyras turintis 15 vaikų mokykloje praleidinėjo biologijos pamokas. Rokas Žilinskas valgė daug saldumynų, jam sulipo užpakalis ir jis 2 savaitės nevaikščiojo į pasimatymus. Tau liūdna, atsibodo miegoti vienam, ateik į Vilniaus geležinkelio stotį. Būna tokių situacijų, kad iš skirtingų situacijų ta pati išeitis. Tai pavyzdys. Jie visi pianino klavišų jėdi, pakelk dangtį. Ir kita situacija ir sprendimas bus tas pats. Jei įsisioja ir viskas bėga per kraštus, pakelk dangtį. Taip, ir be abejo dar vienas dalykas, kuris mums visiems suteikia džiaugsmą gyvenimą, tai yra puikiai vaizduotė, ar ne? Ir dabar skaitančios pokštus reikės jūsų vaizduotės ir šiek tiek logikas. Aš net nebejoju, kad visi jų turite pakankamai, taigi važiuojam. Olandijoje pasaka Alisos stebuklų šalyje pripažinta dokumentiniu filmu. Įsivažiuojam, vaizduotę pasitelkiam. Vyras mėgstantis šerti genį vaikšto su subintuotam rankom. Kalėjime per Brėmeno muzikantų spektaklį dėl visiškai neaiškių priežasčių niekas nenorėjo vaidinti gaidžio. Paradoksas. Mieste sisipisi visur prišikta. Ką reikia pakeisti, kad Lietuvos ekonomika atitiktų pasaulinius standartus? Ko gero, pačius pasaulinius standartus. Darbininkas 12 valandų dažė patalpas, atsisveikino su nykštukais ir išėjo namo. Šuniukas čihuahua kainuoja dahuahua. Dabar visi jungiam vaizduotę. Nereikia. Aš jau turiu ją prigesinti. Kai pučia stiprus vėjas, Škotijos armija atrodo dar grėsmingiau. Baba Jedzė uždarbiavo pardodama narkotikus, todėl kai jis sėdėjo ant saliuko su kitom babutėm ir rėkdavo narkomanas, narkomanas, jis sakydavo, narkomanas. Puikia naujiena, Britney Spears dainuos duetu su Radžiu. Toks sprendimas buvo paskelbtas Amerikos teismo, bet Britnės advokatai padavė apeliaciją ir nuoširdžiai prašo teismą pasigailėti dainininkės ir vykdyti į mirties bausmę. Labai nepadaru porno saitėse reklamuoti alkoholį ir cigaretes. Vaikai juk žiūri. Gydytojai ilgai svarstė, ko trūksta minėdui galvoje. Galiausiai priėjo vieningos išvados. Kulkos.
Kunigas netyčia išgirdo minėtą dainą ir nustojo tikėti Dievu. Vienakojis miškininkas netyčia įkišo ramentą į bebros pastus ir patyrė dežavų. Kačiukas prisisiojo Žydrūnui Savickui į tapkę ir išnaudojo visas 9 savo gyvybės. Kamilė gulėjo, matė aplink save daug žvaigždžių ir stebėjosi. Koks stiprus Pauliaus smūgis. Ir tokių truputėlį pastebėjimų iš gyvenimo. Tu nužudysi to jau. Iš gyvenimo keletas tokių pastebėjimų. Labai daug žmonių šiuo metu Lietuvoje kenčia nuo vidurių iškėtėjimo, ar ne? Tai toks patarimas, labai puikiai vidurių iškėtėjimą gydo avietės. Ypač jeigu iš aviečių meška išlenda, tada efektas iš karto jaučiasi tas efektas. Taip pat esu girdėjęs, kad sapnininkė rašoma, kad jeigu sapnuoji išmatas, tai reiškia turėsi daug pinigų. Tai įsivaizduokit, ką sapnuoja Bilas Geitsas. Ir dar neseniai buvau Savyginos kursuose. Ir tenais mokė, kaip reikia psichologiškai nusiteikti. Tai jeigu tokia situacija, jeigu jūs užpuolė, trenkia per galvą, sudaužia butelį ir spardo iš kojų, tai patarimai. Pirmas svarbiausias žingsnis – nepasimeskite. Išlaikykite pusiausvyrą. Galvokite apie ką nors gražaus. Tai patarimai liuks. Na ir dar toks nutikimas, buvo grupės balius ir tokia pana verkė, kampė atsisėdus, sako, aš stara, negraži, nepatraukli. Sakau, baigti, ką tu čia nusišneki, pažiūrėk, kokia tu graži, sesueli. Tu nuostabi panelė, visai nestara, pasimtas 2 kėdės ir sės prie mūsų stalo. Ačiū, kad klausėt, Sinis Lapavas. Draugai, čia Joko kovos, mes turime trumpam išlysti į reklamą, sumokėti porą mokesčių, bet mes to jau pat grįšime ir dar daug juoksimės. Čia Joko kovos, niekur neikite. Joko kovos. Pavelai, tu vos nenužudėjai Astos Baukutės. Nes tokių tikslų čia atėjau, bet... Tai dėl to aš sakau, kad pasirodymas galėjo būti geresnis, bet buvo velniškai stipru ir tai yra pirmas kartas, kai aš turiu priminti komisijai, kad didžiausia jūsų užrašytų pinigų planšetėje suma negali viršyti 333, nes kaip ne kaip didysis prizas yra 1000 litų ir jo mes negalime viršyti, o man atrodo publika padės mūsų komisijai apsispręsti, ne? Pavelai, atmetus visas publikos reakcijas ir visas liaupsas, kaip manai, kiek buvo vertas tavo šis pasirodymas? Nežinau, kiek čia leptelti dabar, kad... Pasakyk savo tokį dalyką, aš šiandien buvau nuostabus. Ir leptelk. Leptelk. Nu, prašom, 900. 900. Ok. Gerai, 900 litų tai kol kas yra drąsiausias statymas, kokį kuris nors mūsų dalyvis yra padaręs mūsų laidoje. Vienok tai yra stipriausias pasirodymas, kokį kuris nors dalyvis kada nors yra atlikęs mūsų laidoje. Ir dėl to aš norėčiau kreiptis į pradžioje Violetą. Aš nežinau, kas tu, bet šiandien pranokai save. 300. 300, gerai. Pradžia gera. Kas iš jūsų dviejų dabar norėtų? Gerai, Asta. Pavelai, neslėpsiu, tikrai juokiausi iki ašarų, tai būna labai retai, nuoširdžiai. Tu man toks su kiekvienu savo pastebėjimu, ką tu įvardinai, nes tai yra tavo kūryba. Tu tokią Dievo dovaną turi, visų pirma pastabumą, visų antrą humoro jausmą. Ir tas trio su tavimi kartu padarė šiandien didžiulį rezultatą ir aš drąsiai. Dar 300, gerai. Mes geram kely. Tu tikrai uždirbai. Mes jau turime 600, Aš iš karto toksai, žinai, prielipa, sirbelė. Mes turime 600, ne. Pavelas jau turi 600, vienok. Liko dar vienas komisijos narys, skupusis graikas Cololo. Ne, pasirodymas iš tikrųjų buvo nuostabus. Aš keletą kartų rodžiau, kad reikia rišti, nes eidavo į viršų, į apačią. Ir iš tikrųjų, Justas šiandien pasakė, kad šiandien buvo pasakyta didžiausia suma, 900 litų, plojimai.
ir tų pinigų nebus. Pavelai, komisija tau davė 890 litų. Ir tai yra mažiau negu užsiprašei tu. Ir aš privalau tik tai padėkoti tau už nuostabų pasirodymą. Buvo geriausias pasirodymas, kokį mes matėme šioje scenoje. Dėjo neužteko. Bet Dar taip nesviečios. publikos ovacijos priklauso tau. Aš irgi noriu dirbti prezidentūrai. Ups, ane? Ups. Bet esmė tame, kad mes parašėm gal Kaip šiek tiek. suskaudo. Nu, suskaudo. tokį- Justai, reikia visada apsidraust. 10 litų. 10 litų trūko, tai yra baisu. Bet mano nuomonė, tai buvo... Tai Vitalijau. pamoka kitiems, kad visi... Aš nespecialiai, aš nežinau. Viskas tvarkoj, Mes viskas tvarkoj, nežinojom. viskas Niekas tvarkoj. nežinojo. Niekas nesitarė, bet Tai viskas tvarko, galbūt biškai pervertinu savo galimybės, bet šiaip tai labai patenkintas tokiais projektais, daugiau tokių laidų, tada žydės gėlės, skraidys paukščiukai, mylėsis trišiukai, mačiutės keps bandelės ir viskas bus tvarkoj. Ačiū. Joko kovos.